Oho, neįtikėtume. Pažiūrėkit tai. Turime abrikosų, slyvų, migdolų ir dar persikų viską ant vieno medžio. Jei visada norėjai pasidaryti skiepą, bet niekada nežinojai, kaip tai padaryti paprastai, lik su manimi šiame vaizdo įraše, nes parodysiu ne tik kaip skiepyti, bet ir kaip turėti daugiavaisį medį kažką, ko beveik niekas tau neišmokys. Šiame vaizdo įraše atskleisiu visas paslaptis, tad būk atidus, nes pradedame. Norėdami padaryti skiepą arba daugiavaisį medį, kaip pagrindą naudosime šį migdolą, nors tu galėtum naudoti ir abrikosmedį, slyvmedį ar persikmedį. Tai šiuo atveju naudosime migdolą, nes būtent jį čia turiu. Visi jie gali būti naudojami kaip poskiepiai, nes priklauso taip pačiai kaulavaisių šeimai ir yra tarpusavyje gerai suderinami. Taip turėsime galimybę atlikti tokio tipo skiepus ant skirtingų medžių, priklausomai nuo to, kokį turime namuose. Na, o kokių medžiagų mums prireiks šiam skiepui padaryti? Labai paprastų medžiagų. Reikės grąžto ir mažo grąžtelio rinkinio. Ir čia yra labai svarbu. Grąžtelio storis turi atitikti šakelės, kurią įdėsime storį. Jei šakelė plonesnė, naudosime plonesnį grąžtelį, o jei storesnį grąžtelį. Todėl labai naudinga turėti mažą grąžtelių rinkinį, nes šakelės paprastai nebūna visos vienodo dydžio ir taip galėsime prisitaikyti prie kiekvienos iš jų. Taip pat naudosime paprastą izoliacinę juostą. Taip, tą pačią, kurią visi žino, nes noriu, kad kiekvienas galėtų pasidaryti šį skiepą namuose, nereikėdamas pirkti specialių medžiagų. Be to, naudosime žaizdų užtepėlę, kad gerai užsandarintume skiepo vietą ir apsaugotume nuo drėgmės, oro ar galimų ligų. Ir žinoma, mums reikės šakelių iš tų veislių, kurias skiepysime – persikinio nektarino arba persiko, abrikoso ir slyvos. Pirmiausia, pasirinkime migdolo medžio vietą, kurioje dėsime skiepus. Šiuo atveju pasirinkau šią dalį. Reikia pagalvoti, kad dėsime 3 šakeles, todėl neverta jų dėti per arti viena kitos ar per toli. Svarbu, kad jos būtų gerai paskirstytos ir kiekviena turėtų vietos išsprogti ateityje. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į kryptį, jei galime pasirinkti vietą, kurioje tiesioginė saulė nešvies stipriausiomis dienos valandomis, bus daug geriau. Dabar ruošime šakelę. Imame pirmąją šakelę ir po truputį nuobliuojame jos pagrindą. Tikslas suteikti jai panašią formą į pieštuko galiuką. Nereikia padaryti itin smailios viršūnės, bet ji turi būti pakankamai tiksliai nušlifuota, kad tilptų į skelę, kurią išgręšime grąžtu. Ta pati darome ir su kitomis šakelėmis. Svarbiausia, kad jos laikytųsi tvirtai ir kad kontaktinė zona su poskiepio žieve būtų kuo geresnė. Kai šakelės jau paruoštos, pradėsime gręžti skyles. Dabar parenkame grąžtą, kuris geriausiai atitinka šakelės storį. Tada tiesiog pradedame gręžti skylę tokiu būdu. Kai skylės jau išgręžtos, jas išvalome. Galima panaudoti buteliuką su vandeniu ir įpilti šiek tiek vandens į vidų. Tai padeda pašalinti piuvenas ar likučius, kurie liko viduje, o jei matome kokią nors skiedrą ar medžio likutį, galime jį ištraukti plona viela. Svarbiausia, kad skylė būtų švari, kad šakelė gerai įeitų ir turėtų gerą kontaktą. Dabar jau galime įstatyti šakeles. Paimame pirmąją šakelę ir įdedame ją į skylę. Jie turi įeiti tvirtai, bet nesulūžti. Ir čia ateina viena svarbiausių viso vaizdo įrašo detalių. Šakelės žievė turi kuo glaudžiau priglūsti prie migdolo žievės, nes būtent toje vietoje teka sultis ir ten įvyks suaugimas. Jei šakelė bus visiškai centre ir nekontaktuos su gyvąja medžio dalimi, labai tikėtina, kad niekas nepavyks. Taigi įsitikiname, kad viską įdedame tvirtai, kiekvieną jos atitinkamą skylutę, būtent taip. Kai visos 3 šakelės įdėtos, užsandarinsime šią vietą. Imame žaizdų užtepą ir teptuko užtepame aplink kiekvieną skiepą. Tai padeda apsaugoti žaizdą.
Taip pat tai neleidžia patekti orui ar per dideliam drėgmės kiekiui ir padeda medžiui geriau užgydyti vietą. Be to, daugelis žaizdų užtepų dažnai būna sudaryti iš dervos, vaško ir kai kuriais atvejais vario pagrindų pagamintų junginių ar fungicidinių medžiagų, kurios padeda apsaugoti žaizdą nuo grybelių ir kitų infekcijų. Todėl jos taip rekomenduojamos, ypač skiepijant, kai bet koks drėgmės ar ligų patekimas gali sugadinti visą atliktą darbą. Bet ar galima apsieiti be žaizdų užtepo? Taip, galima. Iš tiesų, jei neturi žaizdų užtepo, laikinai gali panaudoti šiek tiek alavijo, nes alavijas turi apsauginių savybių ir padeda išlaikyti vietą drėgną. Tačiau be jokios abejonės, jei norime maksimaliai padidinti sėkmės tikimybę, žaizdų užtepas yra nepalyginamai geresnis ir labiausiai rekomenduojamas pasirinkimas. Dabar viską gerai sutvirtinsime, imame izoliacinę juostą ir kelis kartus apvyniojame aplink skiepo vietą. Svarbiausia, kad ūgliai visiškai nejudėtų nei nuo vėjo, nei palietus šaką, nei nuo bet kokio menko smūgio. Jei ūglis pajudės per pirmasias dienas, skiepas gali nepavykti. Todėl spaudžiame tiek, kad gerai laikytųsi, bet ne taip stipriai, kad visiškai nesuspaustume vietos. O dabar ateina dar vienas labai svarbus žingsnis. Sukursime mažą šiltnamio efektą. Tam naudosime plastikinį maišelį. Kadangi visi 3 skiepai telpa į vieną maišelį, nereikia naudoti kelių. Uždengiame maišeliu visas 3 ūglius ir švelniai užsandariname izoliacinę juostą, kad gerai užsiklijuotų. O kodėl taip darome? Todėl, kad taip išlaikome drėgmę viduje ir neleidžiame ūgliams išdžiūti, kol jie dar nėra suaugę su medžiu. Šis žingsnis yra labai svarbus ir gali labai padidinti skiepo sėkmės tikimybę. Nuo šiol belieka laukti. Artimiausiomis savaitėmis neturėtume nuolat liesti ūglių. Reikia stebėti, kad maišeliai liktų savo vietoje, kad į vidų nepatektų per daug vandens, kad nesusidarytų puvinys ir kad skiepas nejudėtų. Taip pat svarbu, kad medis būtų tinkamai laistomas, bet neužmirkęs. Jei poskiepis yra stiprus, jis turės daug daugiau energijos maitinti naujus skiepus. Praėjo maždaug 3 mėnesiai nuo tada, kai pradėjome šį projektą ir dabar pasiruošk, nes tai, ką pamatysi, yra tikras stebuklas. Pažvelk į maišelių vidų. Taip, iš tiesų mums pavyko. Mes pasiekėme sėkmę. Ūgliai išdygo, o tai reiškia, kad skiepas prigijo. Nuo šiol šiame pačiame migdole augs skirtingos veislės vienu metu. Turėsime migdolų, turėsime persikų arba plokščiųjų persikų, turėsime abrikosų ir taip pat turėsime slyvų, visą tai ant vieno medžio. Nuoširdžiai, man tai vis dar atrodo tikras stebuklas. Galimybė turėti kelis skirtingus vaisius augančius ant vieno medžio yra kažkas neįtikėtino. Ir jei po to, ką pamatėte, vis dar yra kas nors, kas mano, kad gamta nėra įspūdinga, tikrai tegu ateina ir man tai paaiškina. O dabar parašyk komentaruose, su kokiu vaisiumi bandysi. Arba, jei turi klausimų apie ką nors iš vaizdo įrašo, palik juos čia apačioje ir aš tau padėsiu. Beje, jei tau patiko šis vaizdo įrašas, prašau paspausk patinka, prenumeruok ir junk varpelį, kad nepraleistum kitų vaizdo įrašų. Ir dar parašyk, iš kurios šalies mane žiūri. Labai ačiū, kad esi čia. Stipriai apkabino ir iki kito karto.